Cityvex – 70% nemokamo šilumos energijos. Senų daugiabučių namų vėdinimo sistema yra paprasčiausia natūrali trauka. Taip vėdinant prarandamas didelis kiekis šilumos, ypač žiemos metu. Cityvex – tai yra visiškai naujos konstrukcijos šilumos siurblys, kuris panaudoja šiltą orą išleidžiamą per vonių vėdinimo angas ir gautą šilumos energiją nukreipia į gyvatukų šildymą. Mokestis už gyvatuko pašildymą naudojant Cityvex sistemą sumažėja maždaug 3 kartus. Vidutinis daugiabutis tokiu būdu gali sutaupyti apie 25 000 litų per metus. Cityvex sistema pritaikoma ne tik gyvatukų šildymui. Kitas būdas naudingai panaudoti per ventiliacijos angas prarandamą šilumą yra nukreipti ją į karšto vandens ruošimą. Cityvex – tai yra visiškai naujos konstrukcijos šilumos siurblys, kuris panaudoja šiltą orą išleidžiamą per vonių vėdinimo angas ir gautą šilumos energiją nukreipia į vandens pašildymą. Šildant vandenį su Cityvex, 1 kubinis metras karšto vandens kainuos 2 pigiau nei mokėjote iki šiol. Pašildytas vanduo yra surenkamas specialiose akumuliacinėse talpose ir naudojamas pagal gyventojų poreikį. Vidutinis daugiabutis tokiu būdu gali sutaupyti apie 14 000 litų per metus. Cityvex puikiai tinka ir naujai statybai. Naujai statomų daugiabučių namų vėdinimo sistema yra paprasčiausia natūrali trauka. Taip vėdinant prarandamas didelis kiekis šilumos energijos, ypač žiemos metu. Cityvex – tai yra visiškai naujos konstrukcijos šilumos siurblys, kuris panaudoja šiltą orą išleidžiamą per vonių vėdinimo angas ir gautą šilumos energiją nukreipia į gyvatukų arba grindų šildymą. Mokestis už gyvatuko pašildymą naudojant Cityvex sistemą sumažėja maždaug 3 kartus. Vidutinis daugiabutis tokiu būdu gali sutaupyti apie 25 000 litų per metus. Cityvex sistema pritaikoma ne tik gyvatukų šildymui. Kitas būdas naudingai panaudoti per ventiliacijos angas prarandamą šilumą yra nukreipti ją į karšto vandens ruošimą. Cityvex – tai yra visiškai naujos konstrukcijos šilumos siurblys, kuris panaudoja šiltą orą išleidžiamą per vonių vėdinimo angas ir gautą šilumos energiją nukreipia į vandens pašildymą. Pašildytas vanduo yra surenkamas specialiose akumuliacinėse talpose ir naudojamas pagal gyventojų poreikį. Šildant vandenį su Cityvex, 1 kubinis metras karšto vandens kainuos 2 pigiau nei mokėjote iki šiol. Į sistemą galima prijungti saulės kolektorius ir taip panaudoti nemokamą saulės energiją. Vidutinis daugiabutis tokiu būdu gali sutaupyti apie 20 000 litų per metus. Sistemą nesudėtinga įrengti jau pastatytame daugiabutyje ir jie atsiperka per itin trumpą laiką. Apsilankykite www.cityvex.com.